Jau daug metų gaminu štai tokį patiekalą Velykoms ir pirmą kartą jo receptų dalinuosi su jumis. Tad pirmiausia išvirkime kiaušinius, o vėliau juos nulupkime. Tada virtus burokėlius tarkuokime, įdėkime kelis lauro lapelius ir užpylę vandeniu užvirkime ir pavirkime kelias minutės. Į gautą nukoštą skystį įpilkime šiek tiek acto ir sudėję kiaušinius palikime juos per naktį. Kitą dieną išėmę iš šaldytuvo gausime štai tokius gražuolius. Kiaušinius perpjovę per pusę išimkime jų trynius. Taip pat mums reikės ir gerai prinokusio avokado. Be avokado mūsų įdarui skonio priduos majonezas ir garstyčios gardintos medumi. Nepamaišys ir šiek tiek druskytės bei maltų juodųjų pipirų. Na ir viską gerai sutrynus iki vienalytės masės belieka pripildyti kiaušinio baltymus pasigamintų įdarų. O tada sudėti jūsų pasirinktą lėkštę ir galime nešti ant mūsų šventinio stalo. Na, o ką ir kokius produktus pirkti šiam receptui tradiciškai surašysiu komentaruose. O jei tau patiko šis mano receptas, būtinai paspausk po jo patinka ir pasek riebų katiną, jei dar to nesi padaręs, nes pas mane nauji receptai kas savaitę.